Taigi pradedam. Pirmiausia, registracija portale OptionFair. Paprasčiausiai, šitam portale, kur dabar žiūrit video, apačioj yra instrukcija. Spaudžiat ant nuorodos OptionFair. Paspaudus ant nuorodos naujame lange jums atsidarys registracijos portale forma. Taigi, ką mes darom? Pasirinkam pirmiausiai, kas mes esam, ponas, ponia ar panelė. Įrašom savo tikrą vardą ir pavardę. Taip, šalis Lietuva jau parinkta. Įrašom savo tikro mobilaus telefono numerį. Čia įrašom gimimo dieną, gimimo mėnesį ir metus. Taip. Toliau įrašom savo elektroninio pašto adresą. Internetu. Taip, darbas internetu, kuriuo taip. Toliau susigalvojam savo vartotojo vardą, kuriuo jungsime šiame portale. Taip, kiekvienas, aišku, susigalvoja savo atskirą, kiekvienas savo. Taip, čia pasirenkam slaptažodį. Pageidautina, kad slaptažodis būtų nuo 5 iki 15 ženklų. Ir dar patarimas toksai, kad jį sudarytų didžiosios raidės ir skaičiai. Tokiu būdu slaptažodis bus sunkiau atsiminti ir sunkiau atspėti. Taip yra saugiau. Taip, čia dar kartą pakartojam savo slaptažodį. Taip, sekantis žingsnis valiuta. Siūlau palikti eurus. Eurus vien dėl to, kad pagrindinė valiuta Lietuvoje labai greitai bus euras. Tai bus paprasčiau perdant pinigus, tiesiog įvedant šitą sistemą, nereikės mokėti mokesčių. Nereikės mokėti komisinių už konvertavimą. Toliau apsaugos kodas. Taip, įrašom juodame fone esančius skaičius. Tai yra 70223 šiuo atveju. Taip, toliau patvirtinam, kad mums jau daugiau negu 18 metų ir kad susipažinome su prekybos šitame portale sąlygomis. Ir viskas. Spaudžiam mygtuką Open Account. Tam, kad galėtumėm pradėti prekiauti, turime į savo sąskaitą šiame portale įsinešti pinigų. Taigi spaudžiam viršui dešiniai esantį raudoną mygtuką Deposit. Taip, pasirenkam, kokiu būdu įsinešim pinigus arba juos išsimokėsim. Siūlau pasirinkti kreditinę kortelę, kadangi su kreditinė kortelė yra paprasčiausia daryti visas operacijas. Tiek įnešti, tiek išsimokėti uždirbtus pinigus. Pildom iš eilės laukus. Įvedamas pinigų kiekis. Aš rašau 1000, jūs pasirinkant pagal save. Šiaip mažiausia suma, kurią reikia įnešti, yra 250 eurų. Mano kortelės tipas yra Visa. Toliau įrašom 16 skaičių kortelės numerį. Aš aišku dabar vedu sugalvotos skaičius. Na, patys suprantat dėl ko. Taip, įrašom kortelės saugumo numerį. Aha, tiems, kas nežino, kas yra kortelės saugumo numeris, parodau šitą nuotrauką. Tai yra paskutiniai 3 skaičiai, tiesiog jie čia yra pažymėti. Įrašom kortelės galiojimo terminą, mėnuo ir metus. Mūsų kortelės savininko tikras vardas. Taip, savininko pavardė. Taip, gyvenamasis adresas. Reikia rašyti angliškomis raidėmis, reiškia šveplai. Taip, įrašome miestą. Ir įrašom pašto kodą. Viskas, spaudžiam Deposit.